šalia manęs yra Rūtos mokytojas Zenonas. Labai malonu susipažinti. Tai dabar jau viską pasakokit apie šį instrumentą marimbą, nes tikiu, kad daugam tai yra naujiena. Nu, nežinau, jis Lietuvoje tai jau nebe naujiena jau. Jau jis naudojamas muzikos akademijų, studentai groja jom jau 20 metų. Taip kad, o šitą geriau pašnekėti apie mergaitę, kuri pirmoji Čiurlionio mokinė, kuri mergaitė būtent grojanti mušamaisiais. O kiek laiko jau Rūta užsiema? Treti metai, kaip užsiminėjau mušamaisiais ir matau didelę perspektyvą ateityje, kad gali būti puikiai marimbystė ir aplamai perkusistė.